Sveiki visi, su jumis laida Finansų akademija ir aš šios laidos vedėja Šarūnė Petrošiūtė. Šiandienos tema itin svarbi ir vertinga, tai yra savivertė ir kaip mūsų savivertė atsiliepia mūsų gyvenime, mūsų finansuose, veikloje ir visame jausme. Tai šiek tiek jau kalbėjome apie tai, bet šiandien turinys visiškai jums, jog žinotumėt, kad gyvenimo kokybė ir gerumas priklauso tik tai nuo jūsų. Tai šios klausimus susijusius su saviverte mums padės atsakyti Darius Čeika, kuris yra mentorius ir pokyčių treneris ir žmogus, kuriuo aš asmeniškai labai pasitikiu, tikiuosi, jog įsileisite į savo gyvenimą Darių ir jūs, ir kartu laidos visų metu atrasim tą raktą, kaip pakelti savo savivertę. Tai Dariau, kaip žmogui pačiam identifikuoti, galbūt kur aš esu geras, kad nuo ko reikėtų pradėti? Pirmiausia, dėkui Šarūnė už galimybę prisijungti prie tavęs studijoje. Ir tikrai sutinku, kad savivertė vienas iš tų pagrindinių aspektų, kuris lemia mūsų sėkmę tiek veikloje, tiek santykiuose, tiek ir samdomam darbe, jeigu žiūrovai tokie. Klausimas geras, nes mano gilių įsitikinimų ir ta praktika, kurią tenka susidurti, visgi tenka dirbti su daug žmonių ir panašius klausimus turbūt pereina kiekvienas iš mūsų. Kiekvienas susidurėm su klausimu, kaip tapti geresniu, kaip labiau pamatyti savo vertę, kaip geriau atsiskleisti. Tai atspirties taškas iš to, ką šiandien pavykę yra geriausia, yra išsigryninti, kas yra mano vidiniai motyvai veikti, na dar kitaip vertybės. Tai toks atspirties taškas, nes kiekvienas iš mūsų turime jas unikalias kaip piršto antspaudas. Tai reiškia, kad Šarūnė tavo ir mano skirsis ir mes tikėtina turėsime skirtingus prioritetus. Tai jeigu pavyksta skirti truputį laiko, atsakyti į keletą klausimų, pareflektuoti apie tai, kas užima didžiausią mano laiko dalį. Ką darydamas jaučiuosi arba jaučiu daugiausia energijos. Ką galiu valandas daryti. Ką veikiant, kokiam veiklom daugiausiai panaudoju savo finansų, arba kitaip tariant, prioritetas yra mano ten. Ir keletą kitų klausimų. Ir jeigu mes skiriame pakankamai laiko, mes susidėliojame tokį pakankamai aišku paveikslą, nes gilių įsitikinimų mūsų dabartinis gyvenimas yra mūsų ankstesnių buvusių vertybių pasekmė. Visus sunkiausius sprendimus, svarbiausius mes priėmėm turėdami tam tikrus argumentus ir motyvus. Tai vat jų išgryninimas yra toks savotiškas kompasas ir raktas kelioniai. Į savivertę jau pačią. Tame tarpe į savivertę ir į veiklą. Kai jau žinome, kur mums geriausiai keliauti, nes atitinka tai mūsų, sakykime, vertybės. Taip. Tada kyla klausimas, o kaip aš geriausiai tą galiu padaryti. Tai vat čia tada jau mes skiriame truputį dėmesio pasigryninti, kur aš esu geriausias. Na vat yra istoriškai vis tiek patirtis, ką aš dariau, dėjau pastangas ir man pavyko. Ir sekėsi arba nelabai sekėsi. Taip, tai vat kur man pavyko, tikėtina, turėjau vertybę tame, skiriau daugiau pastangų, laiko, dėmesio, energijos ir man rezultatas yra geresnis. Visi mes turime dovanas. Tai kitaip tariant, savivertė statoma ant to, kur aš esu geras. Pats žodis savivertė, jeigu atkreipdėmės, yra savęs matymas, savęs vertinimas. Tai reiškia, yra kaip išorinė visuomenė aplinka mane mato ir kaip aš pats save vertinu. Tai vat šitą dalį mes vertinam. Visuomenė turi savo nuomonę, bet daug svarbiau yra, kad balsas viduje būtų stipresnis už balsą išorėje. Tada aš galiu susifokusuoti, kur aš esu geriausia ar geriausias, kas man geriausiai sekasi ir tikėtina toje srityje turėsiu geresnį rezultatą. Tai kitaip dar tariant, kaip su ta savivertė dirbti, nes daugelis sako, ką daryti, yra taip, kaip yra. Ir situacijos negaliu pakeisti, negaliu išeiti, visi blogi, mane blogai vertina ir nemato manyje potencialą. Nemato, aš toks geras, manęs nevertina, nemoka man tinkamo atlyginimo, su manim netinkama elgesi ir panašiai. Čia toks atsitraukimas nuo sprendimo. Sprendimas yra kaip paėmų atsakomybę į savo rankas. Aš sukūriau šią situaciją, aš sukūriau
dabartinį modelį gyvenimo. Vadinasi, aš galiu jį perkurti. Čia Taip. geroji žinia kiekvienam, turbūt, kuris su tuo dirba. Kaip tą daryti? Turbūt kiltų natūralus klausimas. Labai. Ok. Paprasčiausiai, ką pradedam daryti tokiu atveju, tai kaip jau ir pradėjom kalbėti, kur man geriausiai sekasi, istoriškai pasižiūrėti, kokie dalykai gyvenime pavyko. Dėmesį sutelksiu žodį pavyko, nes tikrai tokių dalykų buvo. Taip. Na, tai yra mano vidinis matymas. Yra dar kitas išorinis matymas, kai mūsų artimasis ratas, tai yra artimiausi žmonės, galbūt su kuriais daugiausiai laiko praleidžiam, gal su jais dirbam, gal vadovas, gal brolis, sesuo ar kažkas, jie mato mano stipriasias pusės ir irgi gali pasidalinti. Nu, tai jeigu užduočiau klausimą, kaip tu galvoji, Šarūnė, kur man geriausiai sekasi? Na ir Šarūnė, turėdama savo išorinį vaizdą, jinai sako, man atrodo, tu ten ir ten ir ten stiprus. Labai geras mentorius ir pokyčių specialistas ir patarėjas. Na, va, tai aš galbūt taip nesijaučiu, bet žmogus iš išorės, jeigu mes surinksim 5, 6, 8 ar 10 žmonių atsiliepimą, pamatysim, kad yra bendrų taškų. Labai tikėtina tai praplės dar toliau matymą. Ir galbūt tokia praktika, bet iš tikrųjų žmonės, kurie jaučiasi mažiau verti, padėtų tą savo savivertę pakelti, atrasti būtent, gal aš tikrai esu stiprus. Taip, kiekvienas iš mūsų neabejotinai esame kažkur pasiekę gerą rezultatą. Tiesiog dažniausiai psichologiškai žiūrim, ko mums trūksta. Taip. Na, vat, padariau darbą, bet galėjau dar truputį geriau, nu, vat, nevykėlis, ne? Net vietoj to, kad spręsti ir džiaugtis, 8 iš 10 padariau, puikiai padirbėta, geras rezultatas. Tai vat, kai mes daugiau dėmesio skiriame tai, kur esame stiprus, kas mums yra pavykę, natūraliai, kaip mes jaučiamės. Jaučiamės Pozityviai. Geriau. Pozityviai. Taip. Yra ką gerinti, bet aš jau turiu gerą fundamentą tolesniam judėjimui. Antras aspektas, lyginti save visada su savimi praeityje, vakar, sveikiausia, nes aplinkui visada bus gražesnių, stipresnių, protingesnių, laimingesnių, sėkmingesnių. Niekur nevedantis lyginimas. Bet dar jau žmonės yra linkę taip vertinti ir lyginti su kitais, o ne savimi. Kodėl taip yra ir galbūt yra būdų, kaip atsikratyti to įpročio? Taip. Matavimus. Mes įpratę, taip visuomenė funkcionuoja, socialinė medija galų galia rodo tą dalį paveikslo. Jis nerodo viso paveikslo. Taip. Galbūt žmogus ir pasiekė tą, ką pasiekė, bet nerodo tų 80-90%, kiek jis įdėjo pastangų, kiek kartų suklydo, kiek jam nepavyko, kol jis kažką tokio dabar sukūrė. Tai mes tos dalies nematom ir dažniausiai už tai nėra objektyvų lygintis su kitu žmogumi. Kodėl yra daug geriau žiūrėti į savo praeitį? Todėl, kad nuo jos galima atsispirti ir net menkiausias žingsnelis, 2 žingsneliai tai yra judėjimas į priekį. Aš jau laimėjau, aš jau pajudėjau į priekį. Jau yra priežastis tuo džiaugtis. Nes priešingų atveju, jeigu lyginuosi su kitais, tai, na gerai, pasieksiu 10%, ką jie pasiekė, 20%, pusę tiek, kiek jie pasiekė. Gal net prieš mirtį ir 90%. Ir visą laiką nebūsiu pakankamas. Nes siekiu ne savo gerinimo, o priartėti prie kitų žmonių ambicijų, tikslų. Taip. Ir dar blogiau gali būti, kad paaiškės, kad tie dalykai, ką vertina kiti, jums nėra svarbus. Tai tada vėl grįžtam prie vertybių. Taip, vienas iš tų pagrindinių dalykų kaip kompasas. Pasižiūrim, ar esam teisingam kelyje, nes tenka sutikti dažnai žmonių ir dirbti, kad, sako, pasiekiau viską, turiu šeimą, turiu verslą, turiu pajamas, turiu laisvę, nedžiugina. Nes pasirodo, ne tie dalykai žmogui buvo vertus. Sako, nėra prasmės. Ir tada tenka grįžti prie pagrindų, žiūrėti, kas jiem yra svarbu gyvenime ir tada ką galima pakeisti, kuo galima praturtinti dabartinį gyvenimą. Nes tikrai įmanoma. Ir ką dar pastebėjau, irgi labai dažnai pa žmonės, kurie ypatingai dirba savarankiškai ir turi savo įkainius, ima už paslaugas, ar ne. Ir sako, žinai, aš nesijaučiu vertas tų savo pinigų, kur tikrai žinau, kad esu puikus specialistas, geras specialistas, bet kai manęs paklausia, kiek aš jums turiu sumokėti, ir staiga dingsta visas ekspertiškumas. Arba norisi pasakyti, gal ir taip, už ačiū. Ačiū, kad atėjau ir viso gero. Taip. Tai kaip tokiose situacijose, ką reikėtų daryti?
Irgi yra technikų įvairių, bet jeigu labai pabandyti supaprastinti, kurią kiekvienas žmogus gali pritaikyti, tai tiesiog skirti truputėlį laiko ir paimti popieriaus lapą ir pradėti rašyti kiekvieną dieną po 10-20 naudų arba verčių, kurias mano produktas, mano paslauga, mano įmonė teikia. Kodėl tai yra naudinga, vertinga kitiem. Ir jūs pastebėsite, kad po 2, 3, 4 dienos pasitikėjimas tuo produktu, jo verte auga. Jūsų suvokiamas pasitikėjimas viduje. Ir kas yra? Tai tada, kai aš jau matau, kad tas gaminys, paslauga yra kiekvienam žmogui reikalinga, atneša naudą, vertę, yra daug lengviau įverdinti tą kainą. Nes aš žinau, kad, na, negerai, paprašysiu ten, nežinau, 100 eurų, bet aš tai sukuriu vertę už 500 eurų. Aš esu ant tiek užtikrintas ar užtikrinta savo vertę, kad man yra nesunku įvardinti tą kainą. Tik vat, jo atveju, ką irgi dar dažnai tenka girdėti, kad iš šono ateina tokie tarsi komentarai, jog, na, jūsų paslauga tai labai brangi. Arba galbūt galite padaryti nuolaidą. Tai kaip su tuo susitaikstyti, nes ką pastebiu tarp ypatingai jaunų verslių žmonių, kad tada žmogus tarsi nusimuša ir vėl toks užburtas ciklas gaunasi dėl vienos elementarios replikos. Tai kur čia yra paslaptis? Na, paslaptis yra turbūt vis tiek savo vidinėme matyme ir vertinime, nes jeigu aš matau paslaugą kaip labai vertingą, tai pasakymas, kad jinai brangi, ką tai reiškia? Kad aš suteikiu daug vertės. Taip. Kaina atitinka vertę. Jeigu žmogus sako brangu, tai jis mato, kad te vertės ten nėra tiek. Gali būti ne todėl, kad produktas blogas. Jis tiesiog nesupranta tos vertės, jam neaišku, arba tai nėra produktas jam. Nu, brangus pyragėlis, taip, nes aš jų nevalgau. Man iš principo jis neaktualus, tai žinai. Tai tokių stacijų ir išvengti realiai nėra įmanoma. Nu, o dėl nuolaidų vėlgi, kaip aš maikštaut galima, vienas iš mano kolegų sakydavo, tai galiu nuleisti, tai kurią paslaugos dalį norėtumėt, kad aš iškirpčiau? Galima ir iš kitos. Taip, aš galiu jums suteikti paslaugos už pusę kainos, be abejo, kurią rinksitės, ar pirmą paslaugos pusę, ar tą antrą nuo galo jau. O finansinės perspektyvos žiūrint, kur dar savivertė turi daugiausiai, taip sakykime, naudos, gal labiau nuo naudų pradėkime. Taip, be abejo. Tai savivertė, jeigu tai pažiūrėti, jinai universaliai teiks naudą kiekvienoje srityje. Bet jeigu kalbėti iš finansikės, na, jūs dirbat samdomą darbą. Tai jeigu pagalvoti, kiek aš vertės sukūriu įmonėje, kaip aš galiu tą vertę sukurti dar didesnę, proaktyviai galvojant iš tos perspektyvos, galų galia ateinant pas vadovą savo, tiesioginį, netiesioginį, su iniciatyvom ir pasiūlymais. Kaip tada galvojat? Ar labiau vertins vadovas tokį žmogų, ar norės jam papildomų galimybių suteikti ar ne? Faktas, kad. Faktas. Tai ateina iš to matymo, kad aš galiu daugiau. Kiekvienas galim daugiau. Klausimų kokybė nulėmė gyvenimo kokybę. Tai vienas iš tų klausimų yra, kaip galėčiau aš sukurti daugiau vertės. Kaip galėčiau leisti, nežinau, norimą daiktą įsigyti, kažkokią paslaugą. Čia neklausimas pinigų, kaip galėčiau, reiškia, kaip aš galėčiau papildomai sugeneruoti. Tai yra į priekį vedantis klausimai. Kaip galėčiau padidinti pardavimus 2 kartus. Nu, truputį pagerinti kažką bendravimą galiu truputį ir padidės, bet kaip reikia 2 kartus, jau yra iš esmės kokybė kita sprendimų. Tai va čia toks vienas iš būdų save treniruoti. Ką dar galima būtų padaryti? Tai iš principo, net susimąsčiau dabar ant greitųjų, gal netgi galima būtų sukurti kaip ir tokį ekstra planą, ne planą, kaip čia pavadinti, veiklos, kuri mane labiau pripildo. Tai yra, kitaip tariant, sukurti vaizdą, kaip aš galėčiau savo galimybės, savo gabumus panaudoti arba veikloje samdomoje tiesiogiai, arba galbūt tai gali tapti verslu. Papildoma pajamom ir papildoma galbūt paslauga kitom įmonėm, galbūt užklasinė veikla, nes nepaslaptis, kad dažnai tie verslai, kurie gimsta, jie gimsta kaip papildoma veikla iš pradžių ir po to tampa pagrindinė. Taip gali būti? Gali. Va, tai tų variacijų yra ne viena ir ne dvi. Svarbiausia yra labiau atkreipti dėmesį, kur aš noriu nukeliauti,
kur aš esu stiprus ir ką darant geriausiai išpildysiu savo vertybės. Nes tose srityse galiu ilgiausiai kęsti nepatogumus, ilgiausiai išlaikyti kažkokią, nežinau, konkurenciją, nesėkmes, nes tai bus iš vidaus svarbu. Jeigu darysiu tai, ką daro kiti, nes mačiau, kad kiti tą daro ir aš tą darysiu, labai tikėtina sutikus pirmą, antrą kliūtį pasiduosiu. Tai tikrai nesustiprins pasitikėjimo savimi, tikėtina nuleisiu rankas ir nebejudėsiu į priekį. O kalbant apie finansinius tikslus, jie turbūt palengvina irgi visą tą savęs matymą ir procesus, jeigu mes pririšam kažkokius norus, savo ambicijas prie finansinių jau tikslų. Taip, iš ties, jeigu mes pririšame prie tų dalykų, kurie mums svarbiausi, finansinius tikslus, pavyzdžiui, kartais tenka dirbti su įmonėm ir sako, kaip padaryti, kad mūsų darbuotojai labiau įsitrauktų į veiklą. Tai geriausias įsitraukimas yra rasti būdą patenkinti to žmogaus vidiniam poreikiam. Vienam tai bus karjera. Tai reiškia pririšiu jo rezultatą prie kažkokio tobulėjimo. Taip. Kitam svarbu galbūt kelionės. Gerai, būdo turim kaip jį sudominti. Trečiam svarbu laikas lankstus. Padarysim pirmadienį arba penktadienį, jis ten gali kažkaip dirbti iš namų dar kitais būdais. Žmogus liks patenkintas, įdės daugiau pastangų, nes matys, kad jo vertybės įmonė supranta, pripažįsta ir rodo kelią, kaip galiu geriau patenkinti. Natūraliai žmogus gauna geresnį rezultatą veikloje. Jeigu finansuose, tai irgi atitinkamai, norint, kad finansų daugėtų, jie pirmiausia turi būti vertybė. Nes kitaip žmonės, kurie uždirba daug, sako, išleidžiu per 2 dienas ir 20 dienų lieku be pinigų. Tai nereiškia, kad jis neturėjo, jis tiesiog jos vertybės neturi finansus kaupti. Tai čia ir matau jūsų laidos ir akademijos turbūt didžiausią privalumą, kad jūs edukuojate, kaip turėti ir daugiau finansų ir turėti vertybę finansų. Juos kaupti, mokėti su jais elgtis, galų galiai įdarbinti į verslą arba investicijas ar kitą linkmę, kuri atitinka vertybę. O jeigu tai nėra žmogaus vertybė, kiek yra situacijų, matom, kad žmogus gauna atlyginimą ir iš karto viską iššvaisto, atsikrato, tarsi nešvarūs būtų tie pinigai. Jo, būna ir taip, iš ties, jeigu žmogus turi vertybę greitam pasitenkinimui, tai taip ir atsitinka. Vėlgi, ką darom tokiu atveju, nes dažnas reiškinys, kai kreipiasi, ką man daryti, neturiu tos vertybės, jums čia lengva kalbėti, jūs su tuo suaugę, o man nėra. Vėlgi, yra labai paprastas dalykas arba pratimas, jeigu jau norėt praktinį greitą rezultatą, tiesiog imu popieriaus lapą ir rašau, kaip turėjimas daugiau pinigų pagerins mano gyvenimo kokybę. Ne išleidimas, o turėjimas tų pavydalų. Galbūt sąskaitoje, gal investicijų. Tai gerai, kas pagerės? Galbūt ramiau gyvensiu, nes turiu pagalbę. Galbūt turėsiu vaikų mokslam. Galbūt tai yra kaupimas kažkokiai kelioniai. Galbūt dar kažkam. Tai yra būdas turėti motyvą pinigus kaupti, juos vėliau panaudoti. Investuoti, kad ir kas tai būtų. Tai jeigu kasdien rašytumėm naudas savo aplinkiniams 100, 200 naudų, labai pasikeistų pokytis, atsirastų didelis. Tai pleistro ant šitų žaizdų klijuoti neina, reikia lysti kur kas giliau. Galima užklijuoti, bet žinai, kaip su tų pleistrų, jis nukris. Taip. Galima paslėpti problemą po kilimu, bet jinai niekur nedings. Tai jeigu norim pokyčio, turime pirmiausia pakeisti mūsų mąstymą, mūsų matymą. Ir su tuo pasikeičia ir elgesys. Galų galiai, kaip ir yra, mes, jeigu taip žiūrėti iš psichologinės perspektyvos, kiekvienas turime taip vadinamą automatinę paieškos sistemą priekinėse smegenyse ir jos funkcija rasti tai, kas mums svarbu. Tai jeigu mama laukiasi, išeina į gatvę, jinai mato ko daugiau? Nėščių moterų. Taip. Arba vaikučių, arba moterų. Ar dėl to gatvėje vaikučių padaugėjo? Ne. Tiesiog jos fokusas buvo labai koncentruotas. Tai jeigu mums pavyksta sufokusuoti dėmesį, kaip aš galiu sukurti daugiau vertės įmonėje, kaip aš galiu atnešti daugiau vertės savo ir aplinkiniam, turėdamas sąskaitoje finansų daugiau, išmokęs valdyti juos, atitinkamai keičiasi mūsų elgesys ir dėmesys. Kai keičiasi elgesys, dėmesys, atsiranda daugiau galimybių. O ar mūsų finansai sumažina pyktį išoriai?
Taip, susimaščiau dabar. Vykti. Nu, žiūrint, ką turi galvoje. Na, sako, žmogus piktas ant viso pasaulio. Ir dažnai irgi būna tos situacijos, kad piktas, nes negali patenkinti savo pagrindinių poreikių, ne dėl to, kad aplinkoje yra kažkas blogai. Ir dažniausiai tai turbūt būna susiję su finansais, poreikių patenkinimu. Nu, mes dažniausiai taip galvojam, kad finansai yra pagrindinė priežastis dėl ko. Bet jeigu taip pažiūrėt plačiau, tai piktų žmonių su finansais ir be finansų skaičius yra panašus. Tiesiog pinigai šiuo atveju sustiprina vidinę savijautą. Tai blogas žmogus pasidaro blogesnis, geras pasidaro atviresnis, nori visiems padėti ir panašiai. Tai nesutikčiau, kad vien tik finansai nulemia pyktį. Gal atvirkščiai sakyčiau, kad čia jau vidinis toks savęs vertinimas. Nes jeigu tu save vertini, jeigu tu matai savo stipriasias pusės, jeigu tu matai, kad tu gali įtakoti savo gyvenimą, tau pykčio natūraliai mažėja. Nes tu labiau tiki savo jėgomis. Ir atvirkščiai, jeigu atiduodi vadžias į kitų rankas, kad kalta valdžia, kad kaltas vadovas, kad kaltas sutuoktinis, kad kaltas dar kažkas, labai tikėtina gyvensi nepasitenkinimo gyvenimą, net ir su didelio sąskaita banke. Tai ačiū Dariau tau už nuostabų pokalbį ir aš labai tikiuosi, jog Finansų akademijos žiūrovai pasinaudos visais tais praktiniais patarimais, juos įgalins ir finansiškai geriau gyvens, laisviau gyvens. Ir sakau, Finansų akademijos toks vienas iš tikslų ir žinučių kiekvienam yra tai, kad gerai ir kokybiškai gyventi galim visi ir visa tai priklauso nuo vienintelio žmogaus, tai nuo to, kurį matome veidrodyje. Tai ačiū Dariau. Su jumis buvo laida Finansų akademija.